Labas rytas. Labas rytas. Jonas Gabrielius, Žiedo broliai. Ir mes pradedam trečiąją lenktynių dieną. Tai šiandien nuo 9 valandos turėsim treniruotės. Turėsim 108 km iššūkio startą. Visą dieną merginos. Paskui turėsime, iš tikrųjų bus 4 praktiškai treniruotės, net jeigu aš nesumeluosiu, nes pirmosios treniruotės daromos po 2 sesijas, tada iš pradžių važiuoja lėtieji automobiliai, tada išvažiuos greitesni, tada, jeigu aš negrįžtu, Gabrielio pertraukėlę, ar ne, ir vėl 2 sesijos važiavimo, tada mes, man atrodo, turėsim ilgą pertrauką ir jau prasidės kvalifikacija. Po pusės 4 kvalifikaciniai važiavimai trasoje. Ir po kvalifikacinių važiavimų turėsim 10 greičiausių automobilių važiavimų, kas iš tikrųjų yra turbūt, pagrindinė vyšnė šiandienos. Jo, Superpoulas dėl Lietuvos susisiekimo ministro taurės. Jo, vakar Gabrielis iš tikrųjų buvo Dragose, tai kažką Gabrieliau gali dar žiūrovams Dragas papasakot daugiau. Oi, ten įspūdinga. Atsuk, Gabrieliau, pasiplėdas. Milijonai arklio galių, kaip Tintas sakė. Ir įdomi kova. Šiaip daug užtruko ilgai, bet man visai patiko. Papasakot žmonėm gali daugiau, kokios klasės buvo, kas laimėjo. Buvo galingiausia, daug klasių buvo, manau, 5 ar 4 klasės, jeigu aš neklystu. Parašykite komentarus, kurie daugiau domisi Dragu. Laimėjo galingiausia klasė BMW automobilis, kuris tikrai išvystė tikrai ne 500 ir tikrai daugiau arklio galių. M4 buvo. Jo, M4. Jo, ir antroje vietoje buvo Tesla, trečioje vietoje Audinkė. Ar turėjom Gabrielių žymybių šiais metais Drage? Drage, nebuvo. Nebuvo nei krepšininkų, nei kažkokių žvaigždžių? Ne, neteko matyti. Tai va. Bet teko matyti Dariuką ir Gintą, kuris vedė, ir Lauriną, visus teko matyti. Tai va, gerbiami žiūrovai, Gabrielius įdėjo video, kam įdomiau Dragas, tai galėsit pasižiūrėti, kaip viskas vyko. Taip, o mes keliaujam į Pitleiną ir paskui pakalbinsime galbūt lenktynininkus, kaip jiems sekėsi trečioji jau diena, ir antroji diena treniruočių. Turėtų ir Desainsas tuoj grįžti į trasą. Kiek chebra bankarų dar turi. Nedaug dėlą. Tu pasvadėjai dar. Jau suka Saulėdis. Padirba. Saulėdis
Tai karas, o štai va. Man atrodo, Drive mechanikas laimėjo. Girdite, kad gali, maitą. Remontašim. Apšilom visi praėjo vakarą. Vaikai normalus. Jau geriau dabar negu kvalifkai. Taip. Čia buvo Karolis Blėdys iš Tarazanijos komandos. Gerbiami žiūrovai, noriu jums parodyti Didžiąją motosport legendą Steve'ą Van Bellingeną. Žmogų, kuris laimėjo šis lenktynes jau 2 kartus. 2010 metais su savo BMW M3 Soletu. Ir 2019 metais. 18. Tai Su Nemuno Dagiliu ir Robertu Kupčiuku važiavę Porsche automobiliu. Kalbasi su savo šiemet maha. Steve'as nevažiuoja, bet atvažiavo palaikyti savo Didžiąją motosporto Olandų komandą. Ir šiaip pabūti lenktynėse kartu su mechanikais, matom ir varžybų vadovą, irgi iš Olandijos. O, Jonas Dariškevičius, mūsų žiedinių lenktynių legenda. Taigi, tai prasidės pirmą. Jo, jeigu taip apibendrinant pirmąją bendrą treniruotę, tai Elder Science'as patyrė nedidelį krešą, bet komanda tvarko ir tikimės viskas bus gerai. Jo, mes matom rezultatus, greičiausiai pravažiavo Julius Adomavičius minutė 8, tada eina Circuit K 71 Jutos komanda, Limto Drive'as, Taurus Tunylą parodė labai neblogą rezultatą, Marius Bartkus, Timas Mülleris buvo 5, tada eina visai neblogai GSR'as. Jie iš tikrųjų ir padarė Timas Mülleris. Jo, GSR'as matom 6 vietoj, tikrai neblogai. Kupčiukas 7 tik tai. 8 vieta Egidijus Garašys ir paskui eina. Toliau, nors reikėtų pasakyti, Karolis Jovaiša labai greitai startavo ir buvo vienas iš lyderių, bet šitoje sesijoje nevažiavo. Šiandienos treniruotėse greičiausias buvo Andis Perbukas, kuriam pritruko vos 1,5 sekundės iki praeitų metų rekordo. Taip. O į 10-tuką, jeigu būtų dabar pagal šitus rezultatus, patektų ir Baltakepsai. Klaudas Bučinskas per minutę 9 pravažiavo. Ir pagerino praeitų metų savo geriausią laiką. Taip, geriausią rezultatą. Tai va, štai rezultatai. Ir netrukus treniruotės ir kvalifikacija. Žiedo broliai. Gabrielios. Tęsim, susitiksim prieš kvalifikaciją. Ainsas baigė remontuoti savo Lamborghini ir spėjo į kvalifikacijos sutvarkyti jų Hurakaną. Dabar deda bamperį, pakeitė lempas. Jo, Lamborghino remontas, kaip manau, tai eina į pabaigą. Buvo pakeistas bamperis, lempos. Nes jie sako, kad atsarginio bamperio neturi, dar vieno bamperio neturi, jeigu įvyktų toks pat. Tokia pati avarija, tai lieka du. Tai va, tikėkime, kad Erdisainsui vieniems iš favoritų viskas bus gerai. Deividas linksmas, Daidas Rokas tvarko, o kvalifikacija pasibaigė. Tai Erdisainsas suspėjo susitvarkyti iki kvalifikacijos savo Lamborghini Huracan. Matom, nuotaikos visai neblogos, pasitaisė vyrukai. Rokas, Dalius, Deividas. Ką pakeitė Erdisainsas Jonai? Buvo pakeistas priekinis bamperis ir kuri buvo sudužusi. Jie neturi dabar
Čia uždėjo Ardesansis atsarginį bamperį. Ji turi vienintelį, jeigu dūštų dar kartą bamperis, tai ir lietuoti. To mes tikrai nelinkime Ardesansui, vieniems iš favoritų. Ir laukime kvalifikacijos pradžios. Tai Ardesansio mechanikai tvarko dar savo automobilį. Bamperį. Uždėjo bamperį. Tuoj uždės. Sparną uždės. Galinį sparną. Ir vairuoti ir keiksmažodžius daro, bet nieko įspūdingo. Toks jau automobilio sportas. Kvalifikacijos startas, gerbimieji. Čia eina tą balioną patraukti. Jo, juda ir Tarzanija, ir Čiapka, ir Damaka. Tuo tarpu galingiai susitvarkės Ardesansas, visiems Lamborghinis, kiti laukia startą. Padangytas naujos. Jo, padangytas naujos. Tai va, lauksim kvalifikacijos startą. Pirmos grupės. Jo, tai šiek Maksas Tubanas. Matysiai, Maksas šau. Yra Slimentai iš Baltkepso. Toj Maksukas. Drąsinamas Sirgalių. Tuo metu ir Damaka keičiasi vairuotojais. Priminsim, kad važiuoja 2 vairuotojai kvalifikacijoje. Ir jų rezultatai yra sumuojami. Maksas Tubanas, kuriame yra 22 metai. Kad pralėkė Tarzaniją. Po tarpu Damaka jau išvažiuoja iš trasos. Laukia. 1 minutę, daug. Dar daug. Nepagedas. Klaudas Pučinskas uždėjo tokį tempą, kad minutė 10 sekundžių. Minutė ir 10. Jo, su trupučiu. Visi jo nuteikiam, kad čia bus vienas iš favoritų. Kovoja dėl vietos top 10-tuke. Aš manau, turėtų patekti. O, prašėžė. Damaka. Vėl to. Padangėlės, tradicinis. Viso štai.
kiti laukia, Deividas laukia ir visi kiti laukia, dėl to vėliavos stūmė. Likus 6 minutėm Maksas Tubinas rodo puikų rezultatą. Ir minutė 7 jo ir 920-ųjų. Tuoj atvažiuos Maksas. Nebereikalo Ramūnas Fetingis sakė, kad bus vieni iš favoritų. Vėl tradicinė problema. Padangos. Tai Ramūnas Fetingis sakė, kad galima kodėl nervus įrašyti 3 automobiliams. Tai ir Benvas ir daro. Antroji dalis, pirmos kvalifikacijos antroji dalis bombų klasėje. Sciences. Tarsis jau išvažiavo. Dabar bendrės kvalifikacijos. Sudarė šau dabar gal? Gal specialiai išvažiavo ir dirbtų drivo ir... Gal į degalinę išvažiavo? Gal į degalinę. Gali būti degalinė. Tai žodžiu... Tai... Dar 9 minutės, dar gali važiuoti. Jo, likus 9 minutėms iki pirmos kvalifikacijos antros dalies greičiausių pilotų. Dinamitas pirmas, Sukarijus Jovaišas minutės išeis. Vilius Adomavičius su Statetos Mercedeso antras. Na, tiksliau rezultatą tokį parodė Andrius Fjordebach. O tuo tarpu Justas Jonušis, Deividas Jocius, Deividas Jocius, Justas Jonušis, Simas Jonušis, Deividas Jocius, Paulius Aškevičius. Rodo va tokie rezultatai. Ir tai reiškia, kad tikrai patinka Karijus Jovaiša, patinka Dinamito, abi Audi, Mercedesas, abu Lamborghini, Rimo komandos Porsche, Tomas Raudonis, Tauras Tunila, Dream to Drive'as ir greičiausiai turbūt paklius 21 Baltiko komanda ir aišku BMW Sonetas. Taigi netrukus sužinosim viską, kas lieka 3 minučių iki kvalifikacijos pabaigos. Pirmos dalies. Tas 10-ųjų pakliuvo Superpolą. Stateta su Mercedesu, Giolet Rimodero Porsche, Baltcapsai, Drift to Drive'as, Dinamitas, R-Designsai, Tuskikėjai komanda, Kaseras ir Abu Baltikai. Karšta kova mūsų laukia mūsų. Tai turi Porsche'ai, visas modifikacijos, 2 Audi, 2 Lambo ir po vieną BMW M4 Sonata ir Mercedesą. Tai mūsų laukia įdomi kova. Kas laimės, kas triumfuos ir kas didžiai scenoje kels susitikimo ministro taurę.
kvalifikacijos pradžia. Super Bowl. 10 greičiausių. Apsisuko. Audi, oi. Viskas. Ai, dabar stabda vidų, dabar nieks nebeiššoks. Jo, greičiausiai. Pačio galo. Nu ką, kvalifikacija baigėsi. Sveikinam ES Sport ekipą. Ir Andrius Fjordabak. Daivai, trasos rekordininkas, naujas Palangos trasos rekordas, minutė 5 ir 200. Antroje vietoje Suzukės. Nu ne. Tadas Jovaiša. Ne. Ai, ne, pasigerino. Buvo 6-8, dabar 6-6. Biš pasigerino, bet... Ir trečias Kristas Jonušis, ketvirtas Paulius Paškevičius. Nu ką, tuoj apdovanojimai, kur antrus iš eilės bus įteikiamos taurės ES Motosport komandai. Kvalifikacijos laimėtojai. Dėkoju Marius Možina ir žodis Dariui Jonušiui. Vis tiek trumpas žodis prieš apdovanojimą. Turiu čia ką daug pasakyti. Tai dar adrenalino labai daug kaip ir pasisus, nes lygiai taip pat kažkaip su kažkom su Langviniu kalbėjom dabar. Tai čia paskutinį kartą vedė prieš 10 metų. Sakau, nu ir kaip, sako, wow, pasikeitė. Nes tikrai turime labai greitus automobilius, greitas komandas ir, aišku, viskas dar prieš akis. Šiandien tik tai apšilimas. Laukiam su nerimu ir su džiaugsmu kupinu adrenalino lenktynių rytoj. Ačiū jums visiems, ačiū ir galim, ačiū mano komandai už palaikymą. Dėkui, pradedam apdovanojimą. Ir dabar leiskite pakviesti trečią vietą kvalifikaciją užėmusią komandą. Komanda numeris 71, automobilis Audi R8 LMS.
Šioje komandoje važiavo Simas Juodviršis, Eimantas Navikauskas ir žmogus, kuris parodė tą trečią rezultatą, žmogus, kurio dar pasaulyje nebuvo, kai buvo pirmos lenktynės. Justas Jonušis, Haris Aleksandrovičius komandos Circle K Miles Plus. Trečia vieta, 1 minutė, 6 ir 34 tūkstančius. Komanda, kurią pakviesiu antrą, aš norėčiau, kad jūs pasveikintumėt ypatingai garsiai, nes tai ekipa, kuri, gerai, vardinu visus pailiui. Juodas, labai greitas Audi R8 LMS. Komanda BioCircle HSG Service by Dynamit. Mantas Matukaitis, Egidijus Gražys ir žmogus, kuris 1,5 sekundės buvo rekordininku, bet jo rekordas buvo pagerintas. Karolis Jovaiša, antra vieta. 1 minutė, 5 ir 410 tūkstantųjų. Karolis Jovaiša 15 tūkstantųjų pagerino praėjusių metų rekordą, bet laiko skirtumas tarp jo ir pirmos vietos yra 3 vienetai po kablelio. 111 tūkstantųjų nuo antros vietos. Ir pasitikite, komanda kvalifikacijos nugalėtoja, komanda nauja Aurum 1600 km lenktynių trasos rekordininkė. Stateta Pro, Ignera by IMG, Team Whale, Nemunas Tagilis, Julius Adomavičius ir trasos rekordininkas Anders Jorpa. Nuo šiol naujas trasos rekordas, labai bus lengva atsiminti 1:05 ir 299 tūkstantosios sekundės dalis. Atiduodam kol kas Susisiekimo ministerijos diplomus, pradedam nuo trečios vietos. Trečioji vieta, Circle K Miles Plus, komanda kvalifikacijoje buvusi trečia. 71 numeris, Simas Juodviršis, Justas Jonušis, Eimantas Navikauskas ir Haris Aleksandrovičius. Antroje vietoje Susisiekimo ministro rankų taurę ima BioCircle HSG Service by Dynamit. Mantas Matukaitis, Karolis Jovaiša, Egidijus Gražys ir Mindaugas Valiūnas komandos strategas. Ir pagrindinė, didžiausia taurė komandai, kvalifikacijos laimėtojai. Stateta Pro, Ignera by IMG, Anders Jorpa, Julius Adomavičius, Nemunas Tagilis ir Team Whale. Tai, kad dabar jau kvalifikacijoje vyko kova dėl 1000 sekundės dalių, mums rytoj žada nerealias lenktynės. Ar galite paploti? 3 geriausios komandos. Tiesiog apdovanojant dar pagalvojau, kad nuoširdūs sveikinimai visom komandom ir ačiū labai ministrui, kuris tęsia tradiciją. Ir čia man kažkaip pasąmonėje susisėjo, nes manęs spaudos atstovai, žmonės visada klausia, o kas šiemet bus naujo, kas bus šiemet naujo, kas bus šiemet naujo. Nu, yra standartinis klausimas jau 25 metai. O aš visiems sakau, mes turime išlaikyti tas, kas gerai. Susisiekimo ministro taurė kvalifikacijam nugalėti yra 25 metai. Kaip ir mechanikų bėgimas. Ir ačiū labai, kad besikeičiant žmonėm, tai reiškia, tos tradicijos yra išlaikomos, jos tik tai stiprėja. Ačiū Jums labai. Bet dar sykį, ačiū už Jūsų pajėgumus, didžiausi sveikinimai komandoms. Ir komandą nugalėtojai mes kviečiame į spaudos konferenciją. O dabar nuotrauka atminčiai, draugė su Jūsų. Pačiam savo, tai taip esu laimėjęs, kaip bus tai bus. Komandos atvadas, kaip Darius sakė, tikrai manau, nesigirint yra pakankamai stiprus. Mes turime tuos pro vairuotojus ir tuos am vairuotojus. O toliau, kaip Dievas duos žinot. Gali būti visokių netikėtumų. Kai kalbėjom, sakei, kad kai paskelbė lenktynių organizatoriai apie pro ir nepro lenktynininkus, visi veržėsi būti pro, tu nesiveržė, likai ėjimo. Gera taktika? Ne, čia nebuvo taktika, gal čia daugiau jaunimas, kuris, 25 metų jie visi labai norėjo pro lenktynininkais būti. Nu tai dabar jie yra. O jeigu tu būsi biškai šiek tiek kuklesnis ir pasilieki prie ėjimo, tai tu neturi tos sekundės.
Tai gal tą sekundę, žinot, per tiek ratų jinai kalkuliuojasi į minutės, o minutės yra Nu ką, mėlėjai žiūrovai, kaip matėt, Gabrielius nufilmavo kvalifikaciją. Baigėm su Gabrieliu 3 dieną. Ir rytoj mūsų jau laukia pagrindinės lenktynės. Tai mūsų laukia. Tenai galėsim įsiaiškinti, tie, kurie jaučia nuoskaudas iš kvalifikaciją, tai galės atsimti rytoj. Jo, tai buvo karšta kvalifikacija, Ardasas Fordas pagerino vėl savo paties rekordą, dabar minutė 299 tūkstantasios. Minutė 5 ir 290. Minutė 5, jo, ir 200 tūkstantųjų. Tai va, tai rytoj bus labai įdomios lenktynės. Pirmas penketukas kol kas rodo puikius. Jo, galim dar paminėti, kad 2-3 vietą laimėjo Jutos komanda su Karoliu Jovaišu. Karolis buvo fantastiškai greitas. Na, bet jam... Vienu metu Karolis ir buvo pasiekęs rekordą. Jo, vienu metu buvo Karolis. 1,5 minutės ir po 1,5 minutės. Galiausiai Andersonas šovė į priekį. Tai va, tai... Dar gali trumpai, Gabriel, pakomentuoti apie 3 vietą. Tai va, 3 vietą užėmė Justas Jonušis. Tikrai iki greitai važiavo, 4 vietą užėmė Paulius Paškevičius. Tačiau tam buvo tam tikrų niuansų, kurių mes neviešinsim. Jeigu kam įdomu, galite patys pažiūrėti. Jo, patys galite susirasti transliaciją. Tai va, tai susitiksim rytoj. Karšta diena, visai neblogai pasirodė Bolt Capsai, kurie tikrai parodė visai neblogus rezultatus. Net greičiau negu pernai ir užpernai. Tai bus rytoj karšta diena. Ir susitiksim rytoj. Žiedo broliai. Su jumis Jonas Gabrielius, Žiedo broliai. Ate.